durų kodus žino paštininkai. Paštininkai, šiukšlininkai, reklamos dalintojai, kurie vaikšto. O žinot, nereikia, nėra vėlgi sudėtinga, nes gyventojai dažnai užrašo ant sienos. Yra po kairį pusę, dažniausiai kairį pusėj atėjus, užrašytas yra kodas, ateini paspaudi. Dar vienas toks dalykas, kai yra pigios spynos, su laiku labai dažnai reikėtų keisti kodą. Nes lieka purvo žymės ir, sakykime, 2 arba 3 skaičių kombinacijai atspėti, nežinau, 3 sekundės tam. Ateini iš toliau, pažiūri, tinkamas apšvietimas, kur yra purvas, reiškia tie 3 skaičiai. Tai mes labai norėtumėm, kad asmenys gyvenantis pirmosiuose aukštuose daugiabučiuose namuose pasirūpintų savo langų apsaugą papildomai, kadangi gamintojai nėra numatę ir dažniausiai dar pastatyti tie langai yra seniau, nėra numatę tinkamos apsaugos nuo įsilaužimų ir iš tikrųjų lengviausia yra patekti pro plastikinius duris, pro plastikinį langą, sudėtingiau yra dėl medinio lango, bet tik todėl, kad tai yra daugiau triukšmo ir jisai lūžta. O plastikinis langas atsidaro be jokio triukšmo per 7-12 sekundžių, tik tai reikia žinoti tinkamą vietą, kur įkišti tinkamą įrankį. Aš negaliu reklamuoti įvairių įmonių pavadinimų ir jų sprendimų, tačiau iš tikrųjų patį pigiausią, patį paprasčiausią sprendimą galiu pasakyti. Tai yra nueiti į senukus, nupirkti sklastį tokį, kai buvo prie sovietinių langų ir įmontuokit tokį sklastį. Nupirkit jį baltą, nupirkit jį rūdą, nupirkit jį kokios norit spalvos, įmontuokit tokį sklastį ir niekas jums durų to lango neatidarys. Jeigu tai liečia butą, tai sakyčiau apie 75% visų vagysčių yra įvykdoma pro langą, kadangi tai yra lengviausias patikimo būdas. Norėčiau vėlgi dar kartą pakartoti, kad pirmo aukšto gyventojai turėtų pasirūpinti saugumu, tačiau aš grotų asmeniškai nerekomenduoju. Kadangi gyvenimas yra mūsų ilgas ir tame gyvenime visko gali atsitikti gaisras, galbūt reikės staigiai pasišalinti į butą, galbūt reikės labai greitai jį patekti. Tai išdaužus langą jūs į jį nepateksit. Jeigu jūs negalėsite išeiti iš namo, degs laiptinė ir jūs negalėsite iššokti pro langą, arba jūs negalėsite atidaryti gaisrininkui, negalėsite prieiti prie kopėčių. Aš nesu šalininkas grotų ir niekada niekam jų nesiūlysiu, kadangi tai gali kada nors kainuoti jūsų gyvybę. Iš tikrųjų, geriau saugoti iš vidaus ir paprasčiausiais mechaniniais būdais. Gyvenant pirmam aukšte ir turint balkoną, netgi būnant nusikaltėliu, tai yra didelis pliusas. Nes kai aš stoviu balkonė, tai niekas manęs neįtarė. Nieko. Aš stoviu balkonė, rūkau. Ir kas ten žino, mano, čia namas, ne mano. Jeigu aš stoviu prie virtuvės lango ant kopėčių, visiems klausimus, ką aš ten darau. Vėl, jeigu turit balkoną dėl stiklinimo, čia jūsų asmeninis reikalas, tai nieko nepadės saugotis nuo vagystės. Čia daugiau priklauso nuo jaukumo, nuo patogumo, nuo šilumos, kadangi vis tiek balkonų langai yra dažniausiai labai pigus, jų apsaugos lygis yra žemas. Vėlgi, balkonas tai yra papildomai durys. Tai jeigu jūs apsaugosit virtuvės durys, jeigu jūs įdėsit sklastą arba mechaninę kitą kažkokį tai trukdį atidaryti jums langą miegamajame, nepamirškite, prašau, balkono durų. O papildomai, aš nemanau, kad balkono stiklinimas galėtų jums kažko padėti. Gyvenant individualiam name, pirmo aukšto langai dažniausiai yra žymiai didesni negu vidutiniškai bute. Galiu tą patvirtinti iš savo asmeninės patirties, bet patekimas ir tų langų laužimas yra visiškai vienodas. Saugiausias be abejo langas yra į rūsį koks nors 50 ant metro maksimum, arba, sakykime, 50 ant 70. Tai yra saugiausi langai, kadangi kuo mažesnis langas, tuo sunkiau jį išlaužti. Bet jeigu langas jau yra standartinis, kaip, sakykime, daugiabučio namų virtuvėje, tai dabar jau jokio skirtumo. Ar jisai bus 2 ant 2, ar jisai bus 2 metrai ant 2 metrų, ar jisai bus standartinis virtuvinis. Todėl
šiuo atveju nepamaišytų ir be abejo būtų didelė pagalba, nors tai ir kainuoja kažkokius tai pinigus, yra specialios plėvelės, kuriomis galima apklijuoti langą, jos yra nedūžtančios. Kadangi kuo didesnis langas, tuo didesnė, bent jau man, jeigu aš būčiau nusikaltėlis, aš tikrai nevargčiau su tais rėmais, aš įmesčiau plytą, įeičiau ir išeičiau. Visi mes žinom apie Vilniuje veikusią tokią grupę asmenų, kurie vykdė žaibiškas vagystės, kurie buvo seniai jau neutralizuoti ir šiuo metu, ačiū Dievui, tokių nusikaltimų nėra, bet užtrukdavo jie iki 12-15 sekundžių, išneždavo iš prekybos vietų po 15-20 kompiuterio, arba telefono, arba dar kažką. Tai įsivaizduokit, kad jūsų namas yra toks pats ofisas su tokiu pat langu. Įmeti plytą, įbėgi, čiumpiką papuola ir pasišalini. Tai vėlgi asmeniškai nesu apklijavęs tokią plėvelę, bet jeigu turėčiau tokią galimybę, tai tikrai tai padaryčiau.